O štai taip atrodo dabar statomi namai. Vienas iš jų jau yra parduotas, planas identiškas tam, kurį mes rodėme prieš tai. Vaizdas irgi panašus, tik tai skiriasi apdailos medžiaga viena. Tai yra ant fasado naudojama čerpė. Tai einam pažiūrėm. Gražiai atrodo, ne? Čerpė irgi šiek tiek varžga, bet tai tikrai ilgamžis daiktas, solidus daiktas ir tokios stiliaus namams labai tinka. Apdailos medžiagas jau atvažiavusios, pabiškiai yra viskas montuojama. Norisi atkreipti dėmesį į kokybę. O kuo išsiskiria kokybė? Tai yra, kokybė priklauso nuo dviejų dalykų. Tai yra darbuotojai ir naudojamos medžiagos. Ir čia jūs už manęs matote tokią įdomią medžiagą – gipsas. Įprastai mes naudojame Knaufo arba Izoverio gipsą, o šitas kainuoja daug brangiau, nes yra tvirtesnis. Nu ir tai, aišku, atsispindi namo kokybėje. Taip pat dar noriu atkreipti dėmesį, kokiom medžiagom dirbam papildomai. Tai yra sandarinimo juostos. Siga, Vigluf ir taip toliau. Tai Siga sandarinimo sistema. Vėlgi, jeigu pasidomėtumėt, tai yra rinkoje turbūt pati brangiausia sandarinimo sistema. Ir vat mes naudojam tokią sistemą namams pardavimui. Sakytų turbūt daugelis į mus žiūrėdami, kad esame kvailiai. Bet faktas tas, kad mums patinka savo darbas ir patinka statyti žmonėms kokybiškus namus.